Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai, su jumis laida Dėmesys Eurolygai ir aš, laidos vedėjas Rytis Kazlauskas. Šią savaitę žalgiriečiai keliauja į Graikiją, kur žais rungtynes su Pirėjo Olympiakos ekipa. Graikų klubas Eurolygos top 16 etapo F grupėje kol kas užima 7-ąją vietą, tačiau dar turi ambicijų patekti į top 8 etapo traukinį. Būtent todėl graikams teks galvoti apie pergalę rungtynėse su Kauno Žalgirio ekipa. Tiesa, Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai turi savų argumentų ir ruošiasi taip pat kovoti tik dėl pergalės. Apie artėjančias rungtynes bei žalgiriečių žaidimą pastaruoju metu kalbėsime su krepšininkais Martynu Pociumi ir su Graikijoje rungtyniavusiu Renaldu Seibučiu. Pasiklausykime. Kalbinome Kauno Žalgirio komandos žaidėją Martyną Pocių. Sveikas, Martynai. Labas, Ryti. Na, visų pirma, pakalbėkime apie praėjusias LKL rungtynes. Noriu pasveikinti tave su puikiu asmeniniu pasirodymu ir toks pirmas klausimas, kuomet Ianas Vojukas galingai dėjo iš viršaus, kadre galima matyti, kaip tu buvai susijęmęs už galvos. Nesitikėjai tokio galingo Iano pasirodymo? Ne, šiais metais jo taip šokant nesu matęs. Jisai pats sakė, kad ir pats save nustebino. Tikrai gražus dėjimas buvo. Supratau. Na, pakalbėkime apie Eurolygos reikalus, grįžkime prie tų rungtynių su Madrido Real ekipa. Kokį pažymį jau susigulėjus mintims galėtum parašyti savo komandai už tą pasirodymą su Real komanda? Pažymį, nežinau, sunku rašyti, gal pažymę taip ir neskirsiu, bet bendrai paėmus buvo neblogos varžybos, išskyrus, sakykime, tų tokių viena kita buvo atkarpa kelių minučių, kur nesužaidėm taip kaip, tarkim, visas varžybas žaidėm, ir jie yra labai gera komanda ir jie mus nubaudė, tarkim, ir pabėgo tais keliais taškais. Taip kad, nežinau, tas pažymys galbūt daug ko neatspindės, bet tiesiog sakau, bendrai buvo neblogai, bet prieš tokias komandas kaip Madridas, kaip, tarkim, Olympiakos sekančią savaitę reikia žaisti vis 40 minučių. Na, būtent šį savaitę ir Pirėjo Olympiakos ekipa. Kaip dabar vyksta tos treniruotės, nuo ko pradedama dirbti ruošiantis šioms rungtynėms? Visi kalba apie tuos tritaškius, ar ne? Žalgiris 1% metų Eurolygoje, kitų metų LKL pirmenybėse. Ar būtent tie metimai dabar yra akcentuojami, krepšininkai dirba individualiai? Ne, tai individualiai mes visą laiką, ypač nuo trenerio Jasikevičiaus atėjimo, daug dirbom ir tikrai papildomai metam. Ir lygiai taip pat treneris pasakė po paskutinių Eurolygos varžybų, kad visi kalba ir taip toliau, tiesiog jo nuomonė ir mūsų tikrai nuomonė yra tiesiog, blogas periodas, blogas etapas, tiesiog tokia juoda dėmė, nepataikom ir viskas. Nes tikrai pataikom, atrodo, LKL tikrai normaliai treniruotėse ateina varžybos, nepataikom, bet tiesiog reikia toliau mesti ir toliau pasitikėti savo metimais ir negalvoti, kad mes kažkodėl nepataikom. Kai galvosi, bus dar blogiau. Reikia tiesiog mesti, užtikrintai savo metimus ir tikėkime, kad viskas pagerės. Teisingai. Na, kitas varžovas Pirėjo Olympiakos ekipa, apie ką jau ką tik kalbėjome. Kokį įspūdį tau tuomet paliko Graikijos krepšininkai čia Kaune, kuomet jūs juos sutriuškinote 20 taškų skirtumų, įspūdingos rungtynės? Tai, sakykime, tikrai buvo mūsų geriausios varžybos šį sezoną Eurolygoje. Galbūt buvom ant tokios bangos, naujas trenerio atėjimas, man atrodo, antros varžybos buvo ir buvom jau atidirbę, sakykime, tą taktiką, jie mūsų nebuvo tiek išsiskautinę, mūsų nežinau, ar mes žaidėm namie ir tikrai labai gerai sužaidėm. Šią savaitę, manau, bus žymiai sunkiau, dėl to visų pirma, kad jie žaidžia namie, jie bus mus puikiai išsiskautinę, jie bus pikti, nes jie keletą varžybų pralošė, taip kad tikrai nebus lengva, bet mes turim daryti savo darbą vėlgi, kuo geriau pasiruošti šiom varžybom ir stengtis laikyti savo plano. Kalbiname Kauno Žalgirio komandos žaidėją Renaldą Seibutį. Sveikas, Renaldai. Sveiki. Na, visų pirma, norėčiau pradėti nuo to įspūdingo metimo, kurį pataikė rungtynėse su Panevėžio Lietkabelio ekipa. Ar jau teko stebėti iš šono tą metimą kaip žiūrovui įrašą momentą tą? Teko matyti porą kartų ir ganėtinai netikėtas metimas. Kaip pačiam atrodė, ta prasme, jau toje situacijoje, kai turėjai kamuolį? Nesimatė nieko, ta prasme, laikas spaudė, tai mečiau, kad į tą pusę mes visko kartais būna matot. Jeigu galėtum savo mintise susidėlioti top 10 tolimiausių Renaldo Seibučio pataikytų metimų, ar šitas metimas būtų pirmoje, antroje vietoje kažkur? Panašiai, kažkur tai pirmoje vietoje turbūt yra.
nedažnai tenka išmesti. Ja. Pradėkime pokalbį apie Eurolygos rungtynes, būsimas Eurolygos rungtynes su Pirėjo Olympiakos ekipa. Praėjusią savaitę pralaimėjimas po kovingų rungtynių Madrido Real komandai. Nuo ko komanda pradeda akcentuoti savo pasiruošimą šios savaitės mačui su Pirėjo Olympiakos? Na, tikrai bus sunkios varžybos ir Pirėjuje tikrai yra labai sudėtinga žaisti. Jie namuose tikrai gerai žaidžia ir turi palaikymą stiprų komandos ir galių ir jiem tos pergalės labai reikia ir ta prasme reikės vykdyti viską, ką suplanuosime ir visų pirma tai gerai gintis, neleisti įsibėgėti jų lyderiams ir matysime, kaip jau mums ten seksis, bet manau, kad bus tikrai nelengva. Žalgirio komandoje tu ir Ienas Vajukas yra tie krepšininkai, kurie yra žaidę Pirėjo Olympiakos ekipoje. Ar teko kartu su Ienu pašnekėti apie šio sezono Olympiakos komandą, apsitarti galbūt prieš pirmasis dar rungtynes? Ne, labai senai viskas buvo. Ta prasme, nekalbėjom. Ta prasme, aišku, pasiekė visada Eurolygos rezultatus seki ir pakalbi, bet kad taip individualiai kažką tai bandyti išskirti, ne. Vis tiek kažkokie tai sentimentai visada išlieka. Praleidau ten 2 savo karjeros metus ir yra pažįstamų žmonių dar ir iki dabar, tai viskas toj pusėje, iš tos pusės yra gerai. Tik tai jau, kaip sakoma, laiko tiek daug prabėgus, jau visai kitos mintis. Ir galvoja apie savo žaidimą labiau. Na, kokį įspūdį tau palieka šio sezono Olympiakos ekipa, visgi kol kas stringanti top 16 etape 7 vieta? Na, matot, mūsų grupė tikrai ganėtinai sudėtinga ir matot, ir tų varžybų tokių labai artimų, kur sprendžia vienas ar kitas metimas ar viena kita klaida, tai labai neprognozuojama, bet vėlgi, tai yra patyrusi komanda, laimėjusi Eurolygą 2 metus iš eilės, turinti puikių metikų, lyderių, žaidėjų, kurie gali imtis iniciatyvos, taip kad jie vis dar, manau, yra tikrai tarp favoritų ir būtų čia dabar kvaila sakyti, kad komanda nėra verta, tarkime, eiti toliau ar panašiai. Taip, kad turi patirtį ir to labiau turi žmonės, kurie gali daryti rezultatą. Pirmosios rungtynės Olympiakos čia Kaune 75-55 ir galima drąsiai teigti, kad Olympiakos toli gražu dar neparodė savo tikrojo veido tas rungtynėse čia Žalgirio Arenoje. Aišku, iš kitos pusės gal jie labiau mūsų neįvertino tuo metu, nes ir mums buvo ganėtinai sudėtingas periodas ir čia jau, kaip sakoma, turbūt daugiau tų dalykų aplinkybių susideda, kai tas rezultatas toks, bet mes norėjome, stengiamės, kovojom ir toks rezultatas jau, rezultatą nežiūrėdami kovojom, o jau kai buvo pabaigoje, taip jau buvo. Bet pergalė yra pergalė, ar tai 1, ar tai 20 taškų, o kita diena jau yra kita diena ir visai viskas gali būti kitaip, taip kad čia negalima dabar galvoti, kad tiek nugalėjus namuose Olympiakosą bus lengva ir ten. Tai visiškai tas nesusiję, manau. Kągi, Renaldai, kaip bebūtų, linkiu pergalės Graikijoje ir sėkmės. Ačiū. Tai buvo tiek šioje laidoje. Belieka palinkėti sėkmės Kauno Žalgirio krepšininkams Graikijoje ir antrą sykį top 16 etape įveikti Pirėjo Olympiakos komandą. Daugiau mūsų klubo naujienų ieškokite žalgiris.lt tinklalapyje, Facebook, Instagram ir Twitter Žalgirio paskyrose, bei žinoma Žalgirio komandos YouTube kanale BC Žalgiris Kaunas. Iki, mėlyjei.